dar viena istorija, dar vienas grinai 26 metų įgyvendintas projektas, jo atsiradimas, sprendimai. Jeigu jūs galvojat būtent apie tokią terasą, nepraleiskit šitą video. Įstaisom patogiai, važiuoja. Pirmas dalykas – dangos pasirinkimas. Užsakovo amžius yra toks, kad vaikai jau statosi namus, todėl, sakė, jokio alyvavimo, jokios priežiūros. Tikrai nenori aukoti kiekvieną pavasarį po savaitgalio ar 2 ir nepasiruošęs po 1000 eurų mokėt, kad kiekvieną pavasarį man padarytų ledinę terasą kažkas iš šalies. Reiškiasi, su tokiu noru bet kokią medieną atkrinta. Pats pigiausias variantas, kai visiškai nenori priežiūros, yra plytelės. Tai yra nei oro sąlygoje, nei lauko nepavaldus sprendimas, juolab, kad prie šito modernaus dizaino tikrai labai gražiai atrodytų. Bet užsakovas sakė, ne, tai yra šalta, tai yra jauku, tai yra nefaina basai kojai. Ok, judam toliau. Uždaro tipo kompozitas. Bet užsakovam sakė, mums tai sintetika, o kai iš sintetikos bandai išlaužti natūralumą, tai biški ne taip atrodo, kaip norėčiausi. Kadangi užsakovas ypatingą dėmesį kreipė išvaizdai ir norėjo, kad būtų kuo artimesnį natūraliam medžiai, buvo pasirinkta sintetiniu pagrindu padaryta 25 metų garantiją turinčią terasinę lentą, kuri ypatingai atspari drėgmei, o priežiūra apsiriboja viso labo kercheriu, vandeniu ir muilu. Terasinės dangos spalvos pasirinkimo klausimas. Taip, mes turim tamsų fasadą, dažniausiai prie tokio fasado taikoma tamsią spalvą, bet mes viduj turim šviesias grindis. Dažniausiai prie šitų grindų yra golden oako, auksinio ąžuolo spalva. Tai čia žmogui liko dilema išsirinkti. Aš jam parodžiau realius mūsų pavyzdžius, tamsus fasadas, tamsi lenta. Tamsus fasadas, šviesi lenta. Jie pažiūrėjo, sako, blema, abudu gražiai atrodo. Tada aš padariau 2 skambučius. Vienas mūsų užsakovai, kuris turėjo tamsus fasadas, šviesi lenta, ir kitas, kur turėjo tamsią lentą. Ir šių namų užsakovas tiesiog padarė 2 vizitus, kur realiai pamatė, kaip tarnauja šita danga eilę metų ir kaip jinai atrodo. Ir po šito vizitų užsakovas aiškiai pasakė, Sauliau, aš noriu tamsios dangos. Mano kaip meistro komentaras apie tamsią spalvą. Tamsi spalva kur kas labiau kaista. Žiūrėkit, dabar yra 10 valandų, saulė tenais. 12 jinai bus čia, 4 valandą kažkur čia. Tai reiškia, visa diena bus kaitėm. Ten jos tikrai bus karšta, nes tamsi spalva kur kas labiau kaista. Dulkės ant šitos lentos tikrai kur kas labiau matos. Bet tamsi danga atrodo kur kas prabangiau ir ištaigingiau. Ir, pavyzdžiui, kiek mes esam turėję tokių projektų, kur sprendimą dėl dangos priima architektas, visada būdavo juodas fasadas, tamsi danga. Kadangi tai yra, kaip matot, į namą įsprausta terasa, tai iš matavimų konfigūracijos didelių klausimų nekilo, išskyrus vienas klausimas, kiek daryti į priekį. Noriu 4 metrų pločio. Toks buvo užsakovo noras. Tikrai labai geras noras, nes 4 metrai, tai reiškia, mes turim erdvę, patogią, komfortišką terasą, kur turim pilnavertės migravimo zonas, nereikia susispausti. Tai yra terasa, kurioje galima lengvai kvėpuoti. Bet mes įsirinkom lentą, kurios ilgis yra 3,60. Bet sujungimų kategoriškai nenoriu. Kokį sprendimą priėmėm? Mes dėjom lentą ir panaudojom 3 rėminančias lentas ir tokiu sprendimu mes viršinam užsakovo lūkesčius, gavom 4,05. Ir kadangi šitoje vietoje, kaip matot, aukštis buvo gavosi virš 20 cm, mums reikėjo dar papildomą laiptą. Padarius kampinį laiptą su šitom 3 rėminančiam lentom pagrindinės terasos, gausi labai puošnus ir gražus terasos dekoro elementas. Dar vienas galbūt toks svarbus matematinis momentas, tai yra kiek išnešti šičia į priekį. Nes čia mes turim koloną ir pasislėpusių gilų cokolį. Aš dažniausiai visada darau, kad laiptai visi šitie sueitų gražiai su cokoliu. Bet pradėję nuo čia, šitoje vietoje mes būtume turėję šitos lentos siaurą prijupjovimą. Visiškai nesąmoninga. Gausi, kad pastumėm truputėlį čia. Bet šičia būtų buvusi nesąmonė. Todėl mes priėmėm tokį sprendimą, kad vis dėlto pradedam nuo čia. Čia matot, gražus, jokių siaurų pripjovimų nedarom, nes siauri prijovimai tikrai estetiškai labai negražu. Ir nuo šičia pradėję mes gaunam normalų gražų iškirpimą. Šitą lentą mes prisisiaurinam antrą ir pradėję nuo kolonos mes visą sprendimą išstūmėm šičia. Bet mes negalėjom išlysti iš šitos kolonos. Todėl, kaip matot, pradėjom nuo kolonos pradžios, kampą padarėm gražų, apsiuvom milbordo lentom. Čia faktiškai vizualiai net nesimato, o čia mes gavom nuostabų vaizdą. Ištisinė lenta ir 3 rėminančios ir visiškai nenoriu turėti rūkio. Kaip tai įspręst?
Šitas kampas buvo mums dėkingas ir mes tos problemos neturėjom. Nes, kaip matot, mes turim koloną, antroji lenta vidurinė įsimuša į koloną, kitam gale yra šičia, o paskutinė, trečioji lenta atsirema į mūsų angokraštį, o mūsų terasos pradžia yra nuo lango. Šitam kampe tai būtų problema, nes matot, nei kolonos, nei angokraščio mes čia neturim. Ir čia mes tikrai turim padaryti trūkius. Kaip jį paslėpti? Teisingai, pats paprasčiausias būdas pastatyti čia sofą, kad nieko nebūtų matyti. Bet mes priėmėm dar kitą technologinį sprendimą, tai yra šita terasa ir aplinka turi apšvietimą. Va čia va, šitos dvi lentos, tai yra atsiimanti revizija, kur patalpinta visa komutacinis mazgas. O šitas tiesiog pratęsimas imituojant va būtent šitą dangtį. Tokiu būdu mūsų priverstiniai trūkiai gavosi revizijos dangčio tęsinys. Terasos aukštis šitoje vietoje nuo lango yra 26 cm. Kaip juos eliminuoti, kaip juos paslėpti? Vienas, mes padarėm 4 cm nuolydį. 22, antras dalykas, mes panaudojom ne šoninę lentą, bet terasinę lentą, kuri yra kur kas aukštesnė, tai yra 176 mm. Plius šitą zoną, kaip matot, tapo šių namų šeimininkės džiaugsmo zona, nes čia bus augalai užsodinti, o čia kažkoks krūmas. Tai šitą augalavietę maskuoja terasos aukštį. O ten, kur yra vaikščiojama, padarėm kampinį laiptą, kuris tapo šitos terasos gražiausias akcentas. Konstrukcinis dalykas aš jūsų neapkrausiu, bet šitą terasą mes pavadinom Black Edition, nes čia mes pirmą kartą panaudojom juodo aliuminio sistemą, kurią sudaro nešantis karkasas 40-60, 35-50 ir juodi aliuminiai kampai. Tai yra sprendimas, kuris neakina jūsų tamsią naktį, kuris vizualiai dingsta po terasą, kuris yra dar labiau atsparesnis negu paprastas aliuminis profilis, nes yra dažytas. Jisai yra kur kas ilgamžiškesnis, plus, jeigu jūs turit aukštą terasą, jisai išnyksta po tą terasą ir jo nereikia kavoti. Ir svarbiausia, kad tai gali būti ne tik konstrukcijos, bet ir dizaino elementas. Kokias mes medžiagas naudojam šituose projektuose, kituose, apačioje aprašyme aš palieku nuorodą. Kils klausimų, spaudžiat, viską sužinot. Turit kiekius, galite iškart ir įsigyti. Kaip matot, pakankamai nesudėtingai atrodanti terasa, bet, kaip matot, begalė daug sprendimų, kurie susiję su užsakovo noru, su užsakovo lūkesčiu ir užsakovo galimybės. Šitas istorijas aš pasakoju todėl, kad jūs priimtumėte teisingus sprendimus, planuodami savo terasą. Todėl kviečiu pasekti Statome jums Facebook ar YouTube paskyrą, nes čia, kaip matot, daug gerų sprendimų norintiems įsirengti terasas. Iki!